Nu tai kur šiandien? Šiandien į Fanal kanalą ir į 25 šitų waterfallsų žygį. Pasižiūrėkit, kaip mes atrodom. Kuprinės, gertuvės. Žodžiu, šiandien laukia ištisa diena. Velkiesi. Sabės, nors paėmiau pakankamai galingą, kad kilti kalnus, bet sabė dūsta, tai va, apsukos 5000. Su linksmybėm vairavimo, praleistais žiedais, tuneliais, o jezu. Truputį painiavos yra, bet antrą dieną dar pratiname. Nu va, grįžtam jau žygio. Ko nepamiršo? Nepamiršau, bet visgi šalta. Kažkaip tai į nuovelės savo džemperį. 20 laipsnių šalta. Nu, šalta, jūs. Pirmieji kriokliai mini krenta. Tarp gėlių diva daro storis. Wow, žinok, super. Aha. Čekas. Išdėtas. Nerealiai. Super, super geras jausmas. Įdomu, jam kažkur gal apie kilometrą tunelių tokį. Nerealiai. Žodžiu, pasileidom prie 25 krioklių, bet iš karto patarimas turėti kažkokį tai apsą ir maršrutą. Nes gan yra painu, nors ir sužymėta, bet vis tiek. Į galvą susitrink. Bet užtat nefilmavau. Bet už tai. Ai, tu namas. Skaudžiai? Ne. Na, taip ir būna. Atsargiai, čia slidus akmenys. Sako, čia slidus akmenys. Gerai, turim lazdą. Pasukom biškį per aplinkui iki krioklių, kad išsitęs savo kelionę. Čia daug visokių yra takelių, tų levadų, kiekvienam pagal skonį, kas kaip nori, tas taip eina, kas tiesiai, kas per aplinkui. Žygeiviai. Nebeįlipam. Nuėjom 4,5 km, kokios nuotaikos, įspūdžiai? Nuostabios, pats geriausias laikas čia. Oras tobulas. Madeira yra haikerių rojus. Kur mes su Knisliuku einam? Einam. Į 25 krioklius ir nei vieno krioklio dar nematėm. Bet pamatysim. Atsistojame eilę prie krioklio. Pasirodo, sakau, nėra visai žmonių treilė, sakau, kas čia dabar vyksta, paskui žiūrim, išlendam iš uždrausto tako, kur jau uždarytasis, tai dėl to ir nebuvo žmonių. Man 5 kriokliai. Suskaičiavau. 1, 2, 3, 4. Žodžiu, paliekam masuotę, kur žmonių milijonas. Tai tikimės, gal kažkur nusuksim į šalį ir... Einam į ilgesnį ratą. Kur mes dabar einam? Vėjo ežerą, Lago de Vento. Ten, kur matėt tą krioklį, mes dabar lipam ant viršaus iš to ežero, krenta tas krioklys. Mes jau beveik kilometras aukštyje. Visiškai į krioklio viršų išlipam. Tai maždaug aš beveik 15 kilų, taip kaip tu kalnuose nueini. Pirmin aukštyn, žemyn nueisiu. Šaunuolė, putpelė. Golubėvė. Žiūrėkit, kaip visata mūsų apsaugo. Tavarsime, nusipirkom dujas ir pasirodo netinka čipas. Ir lipom čia, haikinam ir galvojom eiti iki tokio ežero.
bet kažkaip sakom, ai, davai čia stovyklavietėj pavalgom, o šalia kavinė. Tai mums nereikia tos dujos, tai nuėjom paprašym karšto vandens ir dabar galim valgyti. Žiūrėk, ten tai saulė yra. Uostyti eukaliptų. Kaip netikėta, bet šitam pavaizduotas esu aš. Seneliumbas. Kaip darbuotojai mūsų tos įmonės, per kurias mes ėjom, tiesiog atvojo rankinį darbą. Ir mūsų Fabi. Dviese va likę kažkas dar be mūsų. Detektyvas. Aš dėjau balkoną išžiūk triusikam, pasižiūrėjęs. Mano triusikai nupusti kitą balkoną. Asloj vidury. Sigutė. Martinės. Eina gelbėt triusikų. Oi, tu, ble. O, jau su to pademonstruokit triusikį. Yra tam kambarį kažkas.